Sveiki visi retrotechnikos entuziastai. Naujosius 25 metus pradėsime nuo Amiga 600. O dabar visi bėgam į skladukus ir traukiam apdulkėjusias Amigas nuo lentynų, nes šiandien kalbam apie Amigos operacinę sistemą. Ar labai jūs supainiosiu pasakydamas, kad Amiga naudoja net 3 operacinės sistemas? Tačiau neįsigaskit, viskas labai elementaru ir paprasta. O pradėsim nuo pradžių. Štai čia pagrindinė Kickstarter mikroschema. Jos versijos langas iš karto matomas vos tik įjungus kompiuterį. Ji panašiai kaip BIOS valdo ne tik Amigos liustus, bet ir turi savyje dalį operacinės sistemos. Taip, tai Amiga DOS, kurios langų struktūra ir bazinės komandos įrašytos į mikroschemą. Tačiau ją iškviesti reikalingas diskelis, kuriame būtų įrašytas 512 baitų paleisties sektorius nulinėme takelyje. Tokiu atveju diskelis gali būti visiškai tuščias. O kur tada kiti duomenys? Visa kita yra grafinėje vartotojo sąsajoje vadinamoje Workbench. Kažkodėl Workbench laikoma antrąja Amigos operacinė sistema, bet taip nėra. Tai ta pati Amiga DOS, tik pagražinta, kuri ne tik turi failų struktūrą, bet ir kai kurias programas ir beveik visas DOS komandas. Taigi ką mes turime? Valdančiąją mikroschemą, bazinę DOS komandų eilutę, grafinę vartotojo sąsają, kartu su tobuliausia Fast File System struktūra. Ir visa tai kartu yra Amiga DOS. Tačiau Amiga puikiai dirba su diskeliais, kurie neturi jokios operacinės sistemos. Tai yra nestandartinis tiesioginis aparatūrinis valdymas, kuris leido žaidimų kūrėjams pagerinti įkrovos greitį ir įgyvendinti papildomas apsaugos nuo kopijavimo funkcijas. Apie šią sistemą pakalbėsime vėliau, o dabar grįžtam prie Amiga DOS. Paprastai originalioje Amigos komplektacijoje buvo diskeliai su operacinė sistema. Tai priklausė nuo jūsų Kickstarter versijos. Kadangi mano Amigoje naudojama antra Kickstarter versija, vadinasi ji visiškai suderinama su antra Workbench versija. Šiame diskelyje saugomos pagrindinės Amiga DOS komandos, taip pat bazinės programos, kurios veikia tiek Workbench, tiek Amiga DOS platformoje. Dažnai prie sisteminio diskelio pridedamas ir Amiga Extras diskelis su papildomomis programomis. Ir žinoma, kaipgi be pagrindinio Workbench vadovo. Kadangi šis kompiuteris buvo skirtas belgų rinkai, todėl ne tik instrukcija parašyta prancūzų kalba, bet ir Amigos klaviatūra AZERTY. Tarkime, kad mes neturime jokios diskelių kolekcijos, o tik vieną originalų Workbench diskelį. Todėl dabar ir pademonstruosiu, ką galima nuveikti su vienu vieninteliu diskeliu. Tačiau prieš dedant jį į diskasukį, įsitikinkim, kad įrašo blokatorius pakeltas į viršų ir langelis atidarytas. Taip apsaugosime duomenis nuo atsitiktinio ištrinimo. Vos tik įdėjus diskelį, jis automatiškai pasileidžia be jokių pauzių. Startuoja Amiga DOS. Workbench krovimo greitis yra sutrumpintas montaže. Paprastai diskelis skaitomas daug ilgiau, todėl kad jame įrašyti ir kai kurie papildomi Amigos driveriai, kurių net gyvenime nesu panaudojęs. Vėliau papasakosiu, kaip padaryti itin sparčiai besikraunantį Workbench diskelį. Ir štai visa puokštė Amiga DOS kartu su Workbenchu jau Amigos atmintyje. Na, o dabar, kad nesugadintume originalių Amigos diskelių, turėsime pasidaryti jų atsarginės kopijas į tuščius diskelius. Tačiau dėmesio, dauguma retro programų ir žaidimų vis dar yra saugomi autorių teisių. Bet koks programinės įrangos dauginimas ir platinimas be autoriaus sutikimo yra draudžiamas. Šio Aremedia Studio kanalo kūrybinė grupė neprisiema jokios atsakomybės už jūsų galimai neteisėtus veiksmus. Mūsų kuriamas nemokamas turinys yra tik edukacinė priemonė, supažindinanti su retro technologijomis. O dabar atsiverskime katalogą ir oficialiai pasižiūrėkime, ar mums leista padaryti diskelio kopiją. Tekstą skaitysiu originalo kalba, kad nekiltų jokių dvejonių dėl autentiškumo. Labai svarbu pasidaryti visų savo diskelio atsarginę kopiją. Atsarginė kopija yra tiesiog originalaus diskelio kopija. Atsarginę kopiją rekomenduojama naudoti kaip kasdienį darbo diskelį, o originalą laikyti saugioje vietoje. Tokiu būdu, jei jūsų diskelis bus pažeistas, galite pasidaryti kitą kopiją iš originalaus diskelio. Dauguma taikomųjų programų leidžia pasidaryti atsarginę kopiją. Paprastai, kai perkate programą, jie apima naudojimo teisių sutartį. Perskaitykite autorinę sutartį, kad tiksliai žinotumėte leistiną kopijų skaičių. Diskelių kopijų kūrimas ir licenzijavimas be licenzijos yra autorių teisių pažeidimas.
taip pat vadinamas programinės įrangos klastojimu. Tai yra neteisėta. Kadangi mums gamintojas rekomenduoja pasidaryti Workbench diskelio kopiją, mes tą ir padarykime, kad apsaugotume originalų diskelį nuo atsitiktinio ištrinimo. Pasiruošėme tuščią diskelį ir jo įrašymo blokatoriumi uždarome langelį, kad galėtume šį diskelį formatuoti. Geriau visada performatuokite tuščią diskelį tam, kad įsitikintumėte, kad diskelėje nėra pažeistų sektorių. Yra keli būdai tai atlikti. Štai pirmasis. Atsiradus nepažįstamo diskelio ikonėliai, pažymėkite ją ir meniu juostoje Icons, pasirinkite Format Disk. Komandai vykdyti vėl įdėkite Workbench diskelį. Štai komanda perskaityta ir pasiruošusi vykdyti formatavimą tuščiame diskelyje. Ekrane pasirodys lentelė komandos patvirtinimui. Paspaudus mygtuką OK bus atliekamas visas diskelio formatavimas, o paspaudus OK Quick tik greitas duomenų ištrinimas. Taigi spaudžiame OK, formatavimas prasidėjo. Atkreipkite dėmesį, kad formatuojant, tuo pačiu patikrinami ir diskelio cilindrai, ar nėra pažeistų sektorių. Pilnas diskelis turi 80 cilindrų ir 160 takelių per abi pusės. Vieną cilindrą sudaro viršutinio ir apatinio takelių suma. Štai formatavimas baigtas, diskelis be klaidų. Diskeliui pavadinimas Empty suteikiamas automatiškai, kurį galima nesunkiai pakeisti. Pažymime diskelį ir meniu stulpelyje Icons pasirenkame Rename. Užrašome naują pavadinimą ir spaudžiame OK. Dabar žinome, kad diskelis tikrai tuščias ir galime jį atidaryti. Gamykliškai sistema Workbench naudoja ne failų, o ikonėlių struktūrą, todėl kiti failai nėra matomi. Juos pamatyti galite pasirinkę meniu juostoje Window, Show ir All Files. O kad paveiksliukai virstų failų sąrašu, užeikime vėl Window, View by Name. Štai dabar matome visus failus, kurių ir nėra, išskyrus šiukšliadėžę. Ji yra tik katalogas, kurio ištrinti negalima. Galime ją tik ištuštinti. Šiukšlių dėžė jau įrašyta į RAM ir lydės mus visur. Tokia jau buvo Workbench logika. Tiesiog nekreipkime į ją dėmesio. Dabar mūsų diskelis paruoštas atsarginiai kopijai. Taigi įdedame originalų Workbench ir pažymėję jo ikonėlę iškviečiame meniu komandą Icons Copy. Įsitikinę, kad originalas apsaugotas nuo įrašymo ir yra diskasukyje, spaudžiame mygtuką Tęsti. Diskelio skaitimas prasidėjo, duomenys keliauja į RAM. Skaitimui pasibaigus įdedame mūsų tuščią suformatuotą diskelį ir spaudžiame Tęsti. Įrašymas į tuščią diskelį prasidėjo. Laukiame, kol bus užpildyti cilindrai. Po įrašymo sistema dar kartą patikrina diskelį. Ir štai mes jau turime originalią Workbench kopiją. Tokią pačią procedūrą galime atlikti ir su diskeliu Extras.
Gal geriau pasikeiskim pavadinimą į trumpesnį. Sutaupysim vietos ekrane. Naudojam tą pačią meniu komandą Rename. Tiesiog paliekam trumpinį VB ir pažymime versiją 2.05. Dabar daug geriau. Dabar išimame diskelį ir dėl visa ko atidarome įrašo blokatorių. Diskelis saugus nuo ištrinimo. Belieka pieštuku užrašyti etiketėje Amiga Workbench 2 versija. Dabar perkrausime Amigą. Reset mygtuko čia nėra. Amiga naudoja savo klavišų kombinaciją Ctrl+A+A. Ir dabar galime drąsiai dirbti su atsarginė kopija, žinodami, kad netyčia tikrai nepakenksime originalui. Dabar pakrauname mūsų kopiją ir pasižiūrėsime, ar viskas tvarkoje, ar nėra klaidų, ar langai atsidaro be priekaištų. Štai čia atkreipkite dėmesį į kairįjį lango kraštą. Čia mes susidurėme su Amigos grafikos problema. Kažkur nutrūksta signalas tarp video procesoriaus ir RAM. Bet šią bėdą tvarkysime kažkur tolimoje ateityje. Kol kas darbui tai netrukdo. Ir čia atėjo metas pasidaryti pertraukėlę. Juk nuo tiek informacijos vienu metu įsiskaudo ir galva. Reikėtų paminėti, kad visą tą laiką jūs matėte nufilmuotą ekraną iš LCD televizoriaus. Argi negražus vaizdelis buvo? O kas būtų, jeigu persijungtumėm į kompozitą? Štai, pablogėjo. O jeigu jungtume anteninį RF? Dar blogiau, ar ne? O dabar, kaip žadėjau, pasigaminsime itin aukštos kokybės RGB kabelį į SCART. Tačiau prieš gaminantis tokį kabelį reikėtų įsitikinti, kad jūsų televizorius tikrai palaiko horizontalios skleistinės sinchronizacinį dažnį 15 kHz. O dabar imamės darbo. Amigos video lizdas yra nestandartinis. Jis turi tik 23 adatėlės, tačiau mes galime drąsiai naudoti 25 skylučių lizdą printeriui. Jis yra gerokai pigesnis ir mažiau deficitinis, tačiau reikalauja papildomo darbo. 2 lizdo skylutes reikia tiesiog pašalinti, kitaip jis neįlys į Amigą. Tai galite padaryti tiesiog su dilde arba metalo pjūkleliu. Po pjovimo gerai išvalykime metalo drožlės, kad jos kur nors neužtrumpintų. Ir štai mūsų kištukas tinka idealiai. Dabar susirandame seną SCART kabelį, kuriame būtų abu galai. Ir vieną jo galą tiesiog išardome. Visiškai nukerpame kištuką ir nužieviname laidų galiukus. Dabar testerio pagalba ieškosiu, kuris laidas ateina. Taigi laidų sujungimo schemą piešime tokiu būdu. Būsimą Amigos kištuką laikom taip, kad lituojami kontaktai būtų atsukti į mus ir kištukas išplatėtų į viršų. Tokiu atveju mūsų nupjauti kontaktai dabar yra dešinėje. Štai taip pradedame numeraciją iš kairės į dešinę. SCART kištuką laikome būtent tokioje padėtyje ir skaičiuojame kontaktus iš kairės į dešinę. Jo platesnis smailusis kampas turi būti dešinėje viršuje. Matote, kad mano rankose yra SCART'o prototipas, kuris veikia puikiai. Tai buvo tiesiog eksperimentas ir laikinas Amigos prijungimo būdas. O dabar nupieškime schemą. Trečia kojelė raudono signalo išėjimas eina į SCART 18 kontaktą.
Ketvirta kojelė žalias signalas. Keliauja į SCART'o 16 kontaktą. Na ir Amigos 5 adatėlė, mėlynas signalas, keliauja į 14 SCART'o kontaktą. Amigos lizdo 10 adatėlė tai yra kompozito sinchronizacinis signalas, kurį reikia praleisti per 470 ohmų varžą. Toliau signalas keliauja į 10 SCART'o kontaktą. Na, o 19 SCART'o kontaktas keliauja į bendrą groundą, kuris Amigoje yra 13 adatėlė. Amigos 22 adatėlė yra tiesiog 12 voltų įtampa, kurią reikia paduoti į televizorių per 1 kilo-omo varžą ir prijungti prie SCART 4 kontakto. Tokiu būdu televizorius pažins, kad Amiga jau įsijungia ir automatiškai perjungs vaizdo šaltinį į SCART. Ir štai pagaliau paskutinis 8 SCART kontaktas, kuriuo į televizorių paduodama 2-3 voltų įtampa. Ją gausime iš Amigos 23 adatėlės per 220 ohmų varžą. Jeigu čia įtampos nebus, televizorius tiesiog naudos kompozitinį signalą. Vaizdas gali būti nespalvotas. Štai ir visa schema. O dabar viską susilituokime, kaip turi būti. Ir šioje vietoje įvyko neįtikėtinas stebuklas. Mano Parkside lituoklis staiga pradėjo lituoti tinkamai. Gal dėl to, kad antgalis sugėrė pakankamą kiekį kanifolijos, o gal šiaip paveiktas oksidacijos metalas tiesiog užsigrūdino. Pažiūrėsim, kaip jis dirbs toliau prie didesnių projektų. Oi, nedžiuva iš burno šitiek kalbėti. O dabar keliaukime į Thingiverse ir išsirinkime korpusą mūsų kištukui. Štai pas vieną žmogų radau kištuką superinio dizaino, kuris idealiai tinka. Taigi sakau, thanks a lot Amiga fanboy for this amazing design. Ir belieka šį korpusą tiesiog atsispausdinti. Spausdinimas pavyko puikiai, o dabar šiuose vietose įklijavau 2,5 mm veržles. Taip pat iškramčiau kabelio izoliaciją, kad kabelis tvirtai būtų suspaustas korpuso. Tokiu būdu jis ne tik negalės judėti, bet ir negalės išsitraukti. Pažiūrime, ar niekas netrumpina, varžos neužsispaudžia ir surenkame kištuką. Na, o korpusui suveržti naudoju 3 mm veržles ir varžtelius. Tačiau lizdui pritvirtinti reikia naudoti kuo mažesnės galvutės ant varžtelių. Kadangi tokių varžtelių neturėjau, teko galvutės nušlifuoti. Jei naudosite varžtelius su didelėmis galvutėmis, tiesiog kištukas remsis į Amigos lizdą ir neįlys. Štai darbas ir baigtas. Man kelios dienos, o jums tik 10 minučių. Susijungiame su Amiga ir išbandome visus lankstymo variantus. Tvirtas kaip česnako aulas. Tačiau girdėjau daug nusiskundimų naudojant šį kabelį prie šiuolaikinių televizorių. Nėra sinchronizacijos. Visiškai teisingai, nes šiuolaikiniai televizoriai naudoja signalo konverterius. Kadangi gamintojai susikoncentravę naudoti HDMI, į senų signalų sinchronizavimą su garsu tiesiog daug neinvestavo. Tačiau mums durneliams paliko vieną funkciją. Galima televizorių nustatyti į game režimą, kurį nesunkiai susirasite savo televizoriaus meniu. Tai dalinai išspręs problemą. Kodėl dalinai? Todėl, kad idealios sinchronizacijos vis tiek neturėsite. Idealiam vaizdui geriau naudoti kineskopinį televizorių, o dar geriau originalų Commodore monitorių. Kadangi mano televizorius yra vienas iš pirmųjų LCD, su juo nėra jokių problemų. Vaizdelį patys matot. Na, bet šiek tiek nukrypom nuo operacinės sistemos.
Workbench grafinė sąsaja kaip Windows, nieko čia tokio įmantraus. Tačiau mums kur kas svarbiau pažvelgti giliau į pačią Amiga DOS sudėtį ir pasinaudoti komandomis ir komandų eilute, nuo ko viskas prasidėjo. Amigoje žodis CLI reiškia tiesiog konsolę, o Amiga Shell tiesiog langų struktūrą, kas yra ta pati komandų eilutė. Būtent dėl langų struktūros mes galime konsolę tiesiog uždaryti mygtuko pagalba arba pasinaudoti specialią komandą end CLI. Tačiau kaip atrodo Amiga DOS be jokio Workbench'o, tuoj pamatysim. Dabar pasigaminsime Amiga DOS startinį diskelį. Tam mums prireiks dar vieno tuščio diskelio, kurį šį kartą susiformatuosime pasinaudoję komandų eilute. Toje pačioje komandoje mes galėsime iškart ir diskelį pavadinti, kad nebereikėtų mums landžioti į meniu. Taigi rašom format tarpas drive lygu df0 dvitaškis tarpas name lygu, tarkim, aremedia ir spaudžiame enter. Mūsų vienintelis pagrindinis floppy drive'as vadinamas df0. O štai šią komandą, formatuodami diskelį, galite atsikratyti šiukšlių dėžės. Diskelis bus visiškai tuščias. Dabar dedame tuščią naują diskelį su uždarytų įrašo blokatoriumi ir nors jis uždarytas, Amiga naudoja papildomą apsaugą ir iškviečia lentelę, kad jūsų blokatorius atidarytas. Bet taip nėra, todėl spaudžiame mygtuką tęsti. Ir štai diskelis formatuojamas lygiai taip pat, kaip ir per meniu komandą. Tik jau jis turės nebe pavadinimą empty, o aremedia. Štai formatavimas ir baigtas, diskelyje klaidų neaptikta. Parašome komandą ncli. Oi, kaip man šitas veiksmas patinka. Tai yra nuostabu, kai kompiuteris klauso kiekvieno tavo parašyto žodžio. O su pelytė ekrane palakstyti tai čia kiekvienas gudrus. Jeigu jūsų languose netyčia įvyko klaida, jūs galite atnaujinti langus paspausdami meniu komandą reset-vb. Štai ir turi mūsų tuščią naują diskelį pavadinimu aremedia. Tačiau yra viena problema. Šis diskelis juk neturi paleisties sektoriaus. Amiga DOS nepasileis. Patikrinam. Dabar perkrovę Amiga, įsitikiname, kad diskelis iš tikrųjų nepasileidžia. Taigi vėl grįžtame prie Amiga Workbench. Dauguma Amigos programų Workbench'ą naudojo kaip bazę joms paleisti. Tai buvo gan nepatogus būdas, nes reikėdavo laukti, kol Workbench'as užsikraus, tada languose susirasti tam tikrą programą ir ją paleisti. Tačiau mes dabar jau žinome, kad galime susikurti savo personalinį diskelį, kuris startuotų iš karto su norima programa. Tam net nereikalinga Workbench. Užtenka susikurti paleisties diskelį Amiga DOS. Tačiau kaip tai padaryti? Kaip įrašyti į diskelį paleisties sektorių? Taigi apie tai pakalbėsime dabar. Atsidarę Workbench'o diskelį matome vėl ikonėlės. Meniu komanda View by Name, piktogramas paverčiame sąrašu. Jame matome katalogus, kuriuos Workbench'as vadina stalčiais. Na, ne visai čia yra stalčiai ar katalogai. Tai yra failai su plėtiniu info. Tai tiesiog nuorodos į tikrus katalogus. Tačiau dabar apie tai nekalbėsiu, kad jūsų visai nesupainiočiau. Mums dabar svarbu pamatyti visą Workbench diskelio turinį. Kodėl? Ogi todėl, kad mums reikalinga viena vienintelė Amiga DOS komanda install. Visos DOS komandos laikomos vienintelėme kataloge C. O kad mes jį pamatytume, reikia pažymėti Show All Files. Ir štai jau dabar mes matome visą diskelio turinį, su visais failais ir katalogais. Kaip ir minėjau, mus dabar domina katalogas C. Jame ir laikomos visos DOS komandos. Kad lengviau būtų suprasti, tai būtų katalogas MS-DOS ir failai su plėtiniais COM arba .exe. Amiga komandiniuose failuose plėtinių nenaudoja. Būtent šitie failai ir yra suderinami su Amiga DOS komandų eilute kaip vykdomieji failai. Na, o dabar šiame sąraše susiraskime mums reikiamą install failą. Būtent install komanda ir sukuria diskelyje paleisties sektorių. Tačiau yra mažytė problemėlė. Komandos nepaleisime, kol jinai nebus įrašyta į mums reikiamą tuščią diskelį. Bet aremedia diskelio čia nėra, nieko baisaus. Juk tam ir skirtas virtualus diskelis RAM, į kurį mes laikinai įkelsime šitą failą, o paskui sukeitę diskelius vietomis perkelsime į aremedia diskelį. Pirmiausia failą pažymime, o tada su pelyte tempiame į langą RAM. Failas vietoje, tačiau vėl dėl Workbench'o struktūros mes jo nematom. Tenka vėl lysti į meniu ir kartoti procedūrą. Show All Files.
Štai ir jis, mūsų install. Dabar C katalogas mums nereikalingas, taigi jį uždarom. Apsitvarkome aplinką. Ir gal geriau pasidarykime sąrašą. Tai bus lengviau matyti. Štai mes dabar esame pasiruošę failą perkelti į mums reikalingą AREmedia diskelį. Išimame Workbench ir įdedame AREmedia. Štai ir jis, galime jį atidaryti. Tačiau kas pasakys, ko čia trūksta? Taip, visiškai teisingai, čia trūksta katalogo C, o tiksliau stalčiaus C. Einame į meniu, Window ir kūrėme New Draw. Pavadiname C, kas reiškia komandos, ir spaudžiame Enter. Katalogas jau diskelyje. O dabar jį atidarom, įsitikinam, kad tikrai tas pats katalogas. Ir su pelyte nutempiam install failą į katalogą C. Štai ir vėl nieko nematom, nors failas ten. Vėl einam į meniu ir spaudžiam Show All Files. Puiku, failas vietoje. Dabar uždarykime visus langus, kad jie nesimaišytų, ir install failo paleidimui reikalinga komandų eilutė, kuri yra kur? Vėl Workbench diskelyje. Net sistema sako, kad kitaip diskelio neatidarysiu. Štai vėl grįžo standartinis piktogramų rodymas, tačiau netai svarbu. Mums reikalinga Amiga DOS. Komandų eilutėje matome, kad mes esame diskelėje Workbench. Pirmiausia, sukeisime diskelius, įdėsime diskelį AREmedia. Dabar pasitikrinkim, ar diskelis atsirado desktope. Taip, jis yra desktope, tačiau jo nėra komandų eilutėje. Ką daryti? Tiesiog rašom df0, dvitaškis ir spaudžiam Enter. Ir štai, mes dabar esame AREmedia diskelyje. Vadinasi, mes pasiruošę vykdyti komandą install, juk mes žinome, kad install komanda yra būtent įrašyta į šitą diskelį. Viskas turėtų būti gerai. O dabar atsipūskim ir truputį pajuokaukim. Ar atsimenat, kaip MS-DOS'e reikėdavo padaryti, kad sistema pradėtų krautis iš kietojo disko? Mesgi rašydavom ten sys.com C2. Ir DOS'o paleistį galima buvo vykdyti iš C disko. Bet ne taip. Amigoj viskas daug paprasčiau. Tiesiog rašom install df0 dvitaškis Enter. Viskas. Paleisties sektorius įrašytas. Jis visada yra nulinėme takelyje apatinėje diskelio pusėje, kad mažiau būtų pažeidžiamas. O dabar iš tikrųjų, kad įsitikintumėte, kad install komanda nieko bendro neturi su paleisties sektorium, tiesiog ištrinkime ir failą install, ir katalogą C. Pažymime visą C, einame į meniu Icons ir spaudžiam Delete. Dar kartą reikalingas patvirtinimas failui ištrinti, spaudžiam OK, kad diskelis būtų visiškai tuščias. Na, išskyrus šiukšliadėžę, bet ji neišsitrina. Na ir dabar metas perkrauti Amiga. Viskas, 2 sekundės realiuoju laiku ir Amiga DOS jūsų ekrane. Štai taip jį ir atrodo. Turi savyje šiek tiek grafinės aplinkos, langą, komandų eilutę ir vos kelias bazinės komandas, todėl kad Kickstartero mikroschemoje nėra jau per daugiausiai vietos. Be tokios bazinės komandos kaip disko pakeitimas ar lango atidarimas uždarimas daug vietos ten neužima. Na, o jau reikalingesnės komandos tokios kaip dir, copy, delete, rename, jos jau skaitomos iš diskelio C katalogo. Na, o dabar šiek tiek apie Amiga DOS lango struktūrą. Amiga DOS buvo viena pirmųjų sistemų, kuri naudojo daugelypių grafinių ekranų koncepciją. Tai reiškia, kad kiekviena programa ar aplinka galėjo veikti savo atskirame grafinėme lange, kuris buvo nepriklausomas nuo kitų. Net jeigu paleidome Amiga DOS, Workbench ekranas galėjo būti sukurtas kaip pagrindinis ekranas sistemoje. Workbench ekranas veikia kaip pagrindas, leidžiantis greitai pereiti į grafinę aplinką.
Tai buvo naudinga, jeigu vartotojas nuspręsdavo iš Amiga DOS paleisti grafinę programą ar patį Workbench, nes ekranas jau buvo inicijuotas. Štai tokia autentiška ir buvo Amiga DOS operacinė sistema. Na, o šioje serijoje jau viskas. Dar kartelį jūs visus su naujais metais, o kitoje serijoje jūsų laukia asmeninio diskelio kūrimas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.